Druskininkų futbolo klubo Druskininkai komandos, tapusios Lietuvos futbolo federacijos antros lygos pietų zonos pirmenybių nugalėtojais treneris Aurimas Kadziauskas prisiminė, kad pernai čempionate iškovoję bronzos medalius, visi užsibrėžė tikslą siekti aukštesnės vietos. Pernai mes likom trečioje vietoje. Aš jums berods minėjau, kad mes pasilikom vietos žengti toliau. Šiemet tapom čempionais, net nežinau, iš tikrųjų džiaugsmas begalinis. Tai yra nuostabu būti geriausiems šitoje antroje lygoje. Čempionais netampama per vieną dieną. Čempionais negimstama, jais reikia prisijaukinti sėkmę, prisijaukinti, futbolo fortūną, ir tai yra ilgo, nuoseklaus darbo rezultatai. Mes ilgai dirbom, kad pasiektumėm šitus čia gerus, čempioniškus rezultatus, ir šiai dienai džiaugiamės tą pasiekę. Tai yra 4. sezonas, kur mes dalyvaujam šitoj lygoje. Mes padarę klaidas iš praeitų sezonų, nusprendėm galbūt akcentuoti pagrindinį dalyką į komandos psichologiją. Futbole viena iš pagrindinių netgi rengimo rūšių yra psichologinis rengimas, ir šitą dėmesį sukoncentravę galbūt padarė kelias išvadas, tapome čempionais, kadangi mes viso sezono metu lyderiavom, ir tai išlaikyti buvo labai sudėtinga, kadangi visos komandos eidamos žaisti prieš mus eidavo su dviguba jėga. Mums išlaikyti tokį psichologinį spaudimą buvo ganėtinai sunku. Mes iš 17 rungtynių suklydom, tai yra pralošėm vieną kartą, tai yra tikrai geri rezultatai, ir visa komanda siekia bendro tikslo, ir labai džiaugiuosi, kad įgyvendino mūsų trenerių ir vadovybės keliamus reikalavimus. Ilgametis Druskininkų futbolo klubo Druskininkai rėmėjas, uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos Arnika vadovas Albertas Katilovskis pasidžiaugė, kad praėjusiais metais komanda pažadėjo palypėti keliais laipteliais į viršų ir savo pažadą tęsėjo. Vyrai pasiekė to, ko siekėm 4 metus, ir jų meistriškumas jau įvertintas auksiniais medaliais, užėmė 1. vietą antroje lygoje. Tai yra labai geras rezultatas, ir ko gero tai yra maksimum, ko mes galėjom tikėtis su savo pajėgumais, paruošimu, ir aš be abejonės džiaugiuosi šitą. Kas bus daroma, kad tas futbolas Druskininkuose dar labiau populiarėtų? Pagrindinė mūsų užduotis dabar visgi nukreipti visą dėmesį į jaunimą, į vaikus. Šitais metais mes padarėm labai gražų projektą su vaikų darželiu, prafinansavom jiem įrangą mini futbolo, ir gražus trubelius nupirkom, ir bandom auginti jau nuo vaikų darželio būsimus futbolistus. Ir tai kitais metais mūsų pagrindinė užduotis - auginti savo pamainą, tiem vyram, kurie šitais metais užėmė 1. vietą. Sportininkų pagerbimo ceremonijoje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė nugalėtojų komandos sėkme. Aš manau, kad ne tik kurortui, bet kuriam tai miestui didelė laimė ar džiaugsmas, kada yra tobulėjantys žmonės, ar tai sporto šakoje, ar tai versle, ir turėta 3. vieta, dabar 1. vieta, tai aš manau, kad džiugina kiekvieną druskininkietį, kuris yra ir labai didelis futbolo fanas, ar galbūt mažesnis, bet tai vis tik tai yra pripažinimas, ir tai yra didelis laimėjimas. Ar Druskininkuose iš tikrųjų to futbolo bus daugiau, galbūt yra kažkokių tai planų, ką nors daryti su futbolu susieto? Aš manau, kad visada priklauso nuo žmonių entuzijazmo, ir jeigu bus žmonių entuzijazmas, bus noras pačių žaidėjų, organizatorių, rėmėjų, aš manau, kad kaip ir visada suremsim pečiais ir sieksim toliau, bent jau dabar išlaikyti tokį lygį. Vienas iš Druskininkų futbolo veteranų Arūnas Trikšys sakė, kad vyresnės kartos futbolininkams smagu, jog futbolo klubo Druskininkai žaidėjai tapo pirmenybių nugalėtojais. Mums labai malonu, yra į ką lygiuotis, nors jie jaunesni, mes savo, bet stengsimės, ir labai džiaugiamės, kad jie gerai pasirodė čempionate, tapo nugalėtojais. Ir mes sekdavom jų varžybas, eidavom, lankydavom, palaikydavom ir patardavom kartais, ir sūnus žaidžia, ir kitiem jaunimui iš savo patirties.
Ar smagu, kad populiarėja Druskininkuose futbolas ir netgi jau pati jauniausioji karta irgi domisi futbolu? Tai labai smagu. Mes buvom pradininkai, galvojom, kad nieko nebus, o dabar rėmėjai padeda, paremia, duoda ir jaunimui nuvažiuoti transporto priemonės, suorganizuoja, yra treneriai, kad jau dirba nuosekliai ir tikimės, kad ir toliau klestės. Restorane Forto dvaras surengta iškilminga futbolininkų pagerbimo ir apdovanojimo ceremonija, kurioje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, komandos mecenatai bendrovės Dzūkijos Arnika vadovas Albertas Katilovskis ir verslininkas bendrovės Art Hotel direktorius Jevgenij Dekteriov. Kauno apskrities futbolo federacijos viceprezidentas Romas Pikčilinkis, Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro direktorius Julius Matulevičius, Druskininkų sporto centro direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas, kiti svečiai. Aukso medalius iškovojusius futbolininkus pasveikino ir Druskininkų veteranų futbolo komandos nariai.